Sveiki, brangieji. Tai būkit pasveikinti šiandien ir kaip tik šioje dienoje tenka apmąstyti Evangelijos žodžius, kuriuose matome aprašymą, kad Simono uošvė sirgo, tai yra serga. Ir kas vyksta? Iš tikrųjų vyksta vienas įstabiausių dalykų, tai maldos užtarimas. Ir čia yra meldžiamasi už jos pagijimą. Tai vienas svarbiausių dalykų, kuris čia yra parodomas, tai yra maldos užtarimo galia, bendrystė, rūpestis tuo žmogumi. Ir iš tikrųjų toje maldoje svarbiausia yra mūsų atsidavimas viešpačiui, mūsų pasitikėjimas viešpačiu, mūsų nereikalavimas, bet užtarimas ir atidavimas to žmogaus į viešpaties rankas. Ir kitas svarbus dalykas, kuris įvyksta, kad Jėzus pasilenkia. Pasilenkia ir moteris pradeda pagijusi tarnauti. Taigi tikrasis viešpaties pasilenkimas prie mūsų, kuris visada yra gydantis mūsų dvasią ir kūną, visada nukreipia į misiją, visada nukreipia į dalinimąsi, į patarnavimą kitiems. Štai ir bus tikro pasilenkimo, viešpaties pasilenkimo prie mūsų vaisiai ir termometras. Būkite palaiminti.